Tai galvoju, kad gal žaismingai verta pasirašyti, kad aš esu daktaras, bet ne gydytojas. Jo, aš socialinių mokslų daktaras, tai tiesiog tas laipsnis nėra išsigalvotas, bet čia matau žmonių, kurie yra tikri daktarai, tai tikiuosi manęs neužmėtys akmenimis, nes aš nesu medikas ir, aišku, mano pranešimas yra labiau politinis, negu kad aš galėčiau su jumis diskutuoti. Bet manau, kad taip, kai kurios dalykus mes būtinai turim aptarti ir aš džiaugiuosi, kad jūs atėjote, nes taip kaip vyksta šiuo metu pasaulyje, ne tik Lietuvoje, tai panašu, kad pradeda dominuoti nuomonės, kurios nėra visai teisingos, nes mes gyvenam juodo balto dabar gyvenimą, nebelieka kritinio mąstymo visuomenėje ir labai lengvai įsigali tam tikros kažkieno nuomonės vietoj to, kad mes vadovautumėmės faktais ir patys darytumėm išvadas. Tai šio mūsų susitikimo ir tokio paskaitos vadinkim ar pranešimo tikslas ir yra iškelti kai kurios klausimus arba prisiminti kai kurios klausimus, kurie visuomeniai šiuo metu jau cirkuliuoja. Na ir pasižiūrėti, ar iš tikrųjų atsakymas yra ir atsakymas toks, kokį mes dažniausiai jau dabar girdime. Tai tie klausimai yra tokie, ar nėra saugaus alkoholio lygio? Nes šiai dienai mes girdim, kad aplamai bet koks alkoholio kiekis yra nesaugus ir nuo Verygos laikų, nuo 2017 metų, tas dalykas yra gana plačiai, taip sakant, kalbamas. Ir šiai dienai taip jau vieningai pritarė Pasaulio sveikatos organizacija. Ir tai tampa pagrindinė, tokia dominuojančia nuomonė visuomenėje. Tai apie tai padiskutuosim ir pasižiūrėsime, kaip gimsta toks požiūris. Ir jisai iš tikrųjų yra pagristas faktais. Kitas klausimas susijęs visiškai su tas saugos alkoholio kiekiu. Tai yra J kreivės klausimas, tai jūs čia tiesiog turite šansą prisiminti arba sužinoti apie J kreivę, nes apie ją ir diskutuosime, visas mūsų pokalbis bus apie J raidę, nes jinai reiškia netiesinė priklausomybė tarp priežasties pasekmės, o reiškia tokia algoritminė truputėlį, kuri ir suteikia šansą tikėtis, kad vis dėlto vyną gerti yra sveika. Vynas ir vėžys tokia jautri ir pati sunkiausia galbūt tema, bet ir čia mes turime tam tikrų faktinių duomenų, kuriuos reikia žinoti. Ir Viduržemio jūros dieta. Čia, atsiprašau už klaidą, bet Viduržemio jūros dietą mes uždėjome ant vyno žurnalo viršelio, nes iš ties toj konferencijoje, kurioje mes buvome su mūsų someljė mokyklos kolektyvų platesniu, su direktorė, tai mes pamatėm, kokia dieviška yra ta Viduržemio jūros dieta ir įdomu, kad buvo kai kuriuose pranešimuose Lietuva, reiškia, kaip tokia anti-Viduržemio jūros dietiška šalis. Tai pamatysite vienoje vietoje Lietuvos pavadinimą ir kaip mes ten prastai atrodom, nes nevalgom taip, kaip valgo italai. Tai tokie klausimai, sakykime, ir taip, klausimas su jūros dieta yra susijęs tas Viduržemio jūros regiono dieta, kad gal ten vyno neturi būti, nes kažkas sako, tai nereikia vyno, valgykim ten daržovės, žuvį ir bus viskas labai gerai. Tai pasižiūrėsime, ką sako mokslas apie tokį kvailą pasiūlymą. Visam tokiam, reiškia, kaip sako anglai, bazui ar tokia intrigai aplink vyną ir sveikatą yra maždaug 50 metų. Tai yra 91 metais Amerikoje, nes per Ameriką pasklido ta žinia po visą pasaulį, buvo pristatyta knyga, kuri vadinasi French Paradox, nedidelė knygelė, kuri nagrinėjo, reiškia, keistą atvejį palei Prancūzijos ir Italijos pasienį, kur faktiškai tie patys žmonės su tokiu pačiu genofondu, giminės dažniausiai, bet kitaip ir tą patį maistą valgantis, nes ten augina kiaulės ir panašiai, prancūzai, reiškia, gyveno ilgiau, o kažkodėl tai vokiečiai mirdavo nuo infarkto ir insulto. Išaiškėjo, kad vokiečiai gėrė alų, o prancūzai gėrė vyną.
Nu ir tai, aišku, jau mokslininkams iškėlė klausimą, kokia priklausomybė tarp šitų, reiškias, reikalų. Nu ir išaiškėjo, kad taip, vyno vartojimas, jisai mažina širdies kraujagyslių ligų tikimybę, nu, kaip mes čia daug kartų tą skaičių kartosim, iki 30%, jeigu tu esi vyresnio amžiaus ir jau tau gresia infarktas ar insultas. Vėlgi atleiskit už mano terminiją, aš kai kuriais atvejais vartosiu šitą šnekamosios kalbos terminus, bet tikiuosi jūs suprasite, ką aš noriu pasakyti, jeigu esate medikai. Ir po to 91 metų, kai ta laida pasirodė, tai beveik visi laidą pamatė ten virš 100 milijonų gyventojų Amerikos, sekančią dieną arba netgi tą pačią dieną visi jie nuėjo į parduotuvę ir sakė, kur mano raudonas vynas. Niekada negėriau, bet dabar žinau, kad taurę turiu kasdieną išgerti ir nemirsiu. Niekada. Ir tai, aišku, iš esmės labai pakeitė. Tai tada sužibėjo Merlot, jūs čia esate, tai Merlot vynuogę kartais išgirste, nes tada industrijai kilo klausimas, tai ką duot žmogui, kuris niekada negėrė vyno, kad jis norėtų tą vyną nuryti, o neįspjauti, ką mes čia visi propaguojame. Ir jiems reikėjo sodrios, daug taninų gana turinčios vynuogės, bet minkštos, kuri gerai gertųsi, kuri būtų skanu amerikiečiams. Ir Merlot buvo ta vynuogė, kuri labai atitiko profilį. Tada Merlot užaugo, tiesiog visi gėrė Merlot, nes čia tas sveikatinimuose, reiškia, vynas buvo. Bet nenukrypkim, nes kiekviena tema turi įdomų išsišakojimų. Kas tai yra? Čia vėlgi lietuviška istorija, matot, Vyno dieta yra knyga, lietuviška knyga, kurią išleido, man atrodo, Volys leidykla, kuri tai pasirodė, ne taip atrodė, eksperimentinės terapijos profesorius, ir yra visa pagrįsta moksliniais duomenimis. Tai yra kiekvienam sakiny ten yra 10 šaltinių ir va toks tyrimas atliktas, jis parodė tą, toks parodė tą. Ir ją iš karto uždraudė. Nu, tiesiog jinai buvo maksimui parduodama, atėjo kontaktas, tikriausiai dėl skundo ir pasakė, jūs skatinate gerti alkoholį su šitą knygą, bet jums bauda. Aišku, jie išėmė, baudų nieks nenori gauti ir išėmė iš prekybos. Ir tada leidykla padavė į teismą ir po 3 metų laimėjo, kad vis dėlto galima šitą knygą platinti, bet aišku, jinai yra dabar retenybė bibliografinė, tai jei kas norės kserokopiją pasidaryti, aš galėčiau paskolinti ją, mato tokie net geltoni puslapiai. Pavyzdžiui, viena iš nuostabių diagramų žemėlapių iš tos knygos. Tai yra, kaip matote, 75 ir vyresnių vyrų, kaip visada žinote, dažnai vyrai yra tiriami medicinoje, pasiskirstimas lyginant su nacionaliniu vidurkiu. Tai yra, kur daugiau ilgaamžių vyrų. Ką mes matome? Visa Prancūzijos apačia yra labai daug ilgaamžių vyrų. Kažkas čia vat yra tokia keista vieta, 60% daugiau, 1,5 karto daugiau ilgaamžių vyrų lyginant su Prancūzijos vidurkiu. Ir yra vietų, kur nėra ilgaamžių vyrų. Ir jeigu mes tą dalyką dabar uždėtumėm ant vyno žemėlapio Prancūzijos, ką mes pamatytumėm? Čia yra Bordeaux. Raudonas vynas, 90% raudonasis vynas, Cabernet Sauvignon ir Merlot. Čia yra Cahorsas. Taip sakant, iš to kilo legenda, kad reikia gerti Cahorsą. Čia yra Prancūzijos kiti Žalansonas, Tanatas. Viskas raudonojo vyno zona. Vos baltojo vyno. Kas yra čia? Čia yra šampanė. Čia yra Burgundija. Nu, truputėlį čia vat irgi vieniero auginimo zona. Taip galima būtų, taip gimsta neteisingos interpretacijos ir blefas, bet jūs laisvai galite grįžę sakyti, tai aišku, reikia gerti Cahorsą, nes mačiau žemėlapyje tą reiškias lentelę. Taip, tai yra statistika, ar tikrai tas priežastinis ryšys? Gali būti dar 1000 kitų faktorių, kurie nulemia tą dalyką, genetika, nežinau, palikimas po karo, gal iš čia žmonės neėjo į karą arba ėjo į karą, arba buvo kaip Lietuvoje, jūs tikriausiai irgi pastebėjot žmonės, kurie buvo išvežti iš Sibirą, kurie pergyveno karą, žmonės, kurie koncentracijos stovyklose gyveno, jie išgyvena iki 90 metų gana lengvai. Tas žmogus, kuris lengvai gyveno, jisai numiršta 60 metų dėl kažkokių priežasčių.
Tai taip, gal jiems čia labai sunku buvo dirbti, nuo 13 metų berniukus varydavo arti laukų ir jie yra tokie užsigrūdinę tiesiog ir taip toliau. Tai mes nežinome, bet galim tokį bendrą vaizdą susidaryti, truputį tikėti tais dalykais, nes tai yra vis tiek tie mokslininkai, kurie braižė šitą žemėlapį, jie aišku bandė patikrinti tos kitus faktorius. Tai čia yra tie dalykai, kurie sako, taip, reikia gerti raudoną vyną. Tai yra visiškai prieinama informacija ir tas diskursas dominavo. Va taip mes galvojame, aš kaip 2003 metais pradėjau verslą, mes taip galvojame, žmonės ateidavo kohorso, tuo metu buvo tik ukrainietiškas kohorsas, toksai iškrypęs, ne visai teisingas, bet vis tiek jau buvo dalykai, kuriuos mes visi įsitikinėmo. Ir dabar važiuoju aš savo automobiliu, klausausi žinių radijo, mėgstamos laidos Sveikatos laikas ir ten kalba žmogus, kalba taip. Vienareikšmiškai Pasaulio sveikatos organizacija pateikė rekomendaciją tokią, kad išvada tiksliau, saugios alkoholio dozės nėra. Net ir maža taurelė alkoholio jau yra sveikatai nesaugu. Todėl, reikėtų mokyti šventę švęsti blaiviai. Tai prasme, kaip čia dažnai būna, rekomenduojama ten vyno taurė, taip, ten kažkiek tai alkoholio vienetų, tai šitas jau dabar yra. Jau dabar to nėra. Aišku, gyvenime tikrai visko yra ir žmogus kažkiek vartoja, taip sakoma, saikingai, kas buvo ankstesnėse sveikos mitybos rekomendacijose, kad saikingai vartokite alkoholį, tai reiškia žodis vartokite buvo. Dabar vis tik tai venkite. Tai reiškia, tikrai reikėtų vengti. Taip, vis tiek visi žino, kad žmogus, kuris saikingai, daleiskim, išgeria alkoholio, vyno, tai lyg ir nieko tokio blogo jam nėra atsitikę šiandien. Bet kas bus po, sakysim, metų, 5 ar 10 šiandien, mes negalime sakyti. Ir tai yra melas. Nes tyrimai, kur žmonės, kurie vartoja alkoholį arba nevartoja, yra seni tyrimai, kurie trunkantys 60 metų, jau yra išmirusių tyrimų dalyvių ir taip toliau. Visa tai yra daugybė, tūkstančiai tyrimų. Iš tikrųjų, labai daug tyrimų, kur alkoholis kažkaip pinimas, nes jis paplitęs, mes gyvenam, mes visi to negali išvengti. Ten alyvuogių tyrimo gali nedaryti, nes mažai kas valgo alyvuoges, bet alkoholį vienokiam ar kitokiam formate visas pasaulis vartoja. Bet ką mes matome, čia sveikatos, dabar jis tapo kažkurio tai universiteto medicinos sveikatos instituto direktoriumi. Ir tai yra žmogus, kuris skleidžia tokią žinią. Tai gerai vedėja, jinai yra, taip sakant, laisvų pažiūrų žmogus, jau jai kyla klausimas, kaip čia su ta taurelė, kurią jinai irgi žino, kad reikėtų išgerti. Ir ką mes matome, nenoriu įžeisti, bet aš matau žmogų, biurokratą, kuris kartoja kažką ir mus visus programuoja, nes jis turi statusą, jisai sėdi su šlipsu ir jisai atrodo labai užtikrintas ir patikimas. Tai čia yra baisiausias dalykas, net koks gali įvykti, nes jisai važiuoja visos visuomenės. Prašau? Taip. Bet jisai remiasi, jis nekaltas, matot, jisai irgi netiki tuo. Bet jis negali sakyti, jis instituto direktorius ir jį žiūri iš viršaus, kažkokie tai jo partiečiai, draugai, žmonės, kurie padėjo tapti jam, kurie pavaldiniai, kurie tiki, kad sveikata yra kažkaip kitaip. Ir jis remiasi Pasaulio sveikatos organizacija, kuri 2023 metais išleido žurnalistams skirtą instrukciją, kaip bendrauti apie alkoholį. Ir jisai prasideda, ta pirmas sakinys. Joks alkoholio kiekis nėra sveikas gerti. Viskas ir tai yra, aišku, tu gali neskaitytų 30 puslapių. Taip yra. Tokia šiai dienai yra žinutė. Ir tada, taip sakant, tai, ką mes prieš tai matėme, klausimas, tai kaip čia taip, kodėl tai vyko. Ir pakalbėkime apie J kreivę, nes šitoje vietoje ta J kreivė darosi labai svarbus dalykas. Yra toks vyrukas, Timas Stockwellas, kuris apie 20 metų yra numeris 1
influenceris vyno antialkoholiniam veiksmui. Ką jisai padarė? Jisai nėra, aplamai, visi tyrimai, kuriuos mes matome, jie yra tie vadinamieji stebimieji tyrimai, tai nėra eksperimentiniai tyrimai, niekas neverčia žmogaus gerti ir nežiūri, kas jam bus, nes tai yra kaip ir pavojinga. Tiesiog įmama statistika, žmogaus įpročiai, jo elgesys ir taip toliau, ir tada bandoma ieškoti koreliacijų ir gimsta atsakymą. Ir Stockwellui kilo geniali mintis. O jeigu visi pasaulio tyrimai daro kažkokią klaidą? Ir jis logiškai mąstė, nes visi pasaulio tyrimai mes pamatysime, čia mes galim tą kreivę sureferuoti. Tai yra J kreivė, J raidė, kuris sako, ir mes prie jos grįžime, kad truputį alkoholio vartojant mažą kiekį gerėja mūsų savijauta. Mažėja ligų, reiškia tikimybė ir mirties tikimybė. Ir kai alkoholio darosi daugiau, jau mes tada didėja tikimybė, kad mirsime. Tai jam nepatinka šita dalis apačioje. Kas čia per nesąmonė? Kaip gali būti, kad truputį vartojant alkoholio gerėja situacija? Pabandykime įrodyti, kad nėra J kreivės, kad viskas eina taip kaip tabakė. Ir jisai tada sako, tai gerai, tai tie žmonės, kurie miršta anksčiau už tuos, kurie geria, bet tie abstinentai, kurie tikriausiai jos buvo neatsižvelgta, nes jie negeria ne dėl to, kad jie negeria, o dėl to, kad jie negali gerti, jie turi ligų tam tikrų. Pavyzdžiui, žmogus serga, jisai negeria, jis patenka į statistiką ir jis numirė, bet jis numirė ne dėl to, kad negeria, jis numirė dėl to, kad sirgo kažkokia liga, dėl kurios jis negalėjo gerti. Ir toksai atsirado terminas sick leavers ar kažkas tokio, sergantis, šitie, kuriuos mes galime verti, galėjo, reiškia, negerintis dėl kažkokių kitų priežasčių.